Sveiki. Dar vieną monologą čia ant šito suoliuko įrašysim. Tai savikorekcija ar savikastracija. Toks keistai skambantis, gal vulgariai skambantis, tikiuosi nors kažkiek provokuojantis pavadinimas. Tai apie ką aš čia noriu pakalbėti. Labai trumpai tai man kyla mintis, kad kai žmogus gyvena, eina per tą gyvenimą, vyresnis darosi, bėga laikas, įgyjama patirtis, tai žmogus arba save koreguoja, arba jis save išduoda. Ir čia ir tos savokos sueitų į šitą problemėlę. Taigi, apie ką aš galvoju. Su pora draugų plėpėjom vieną vakarą apie kai kuriuos Lietuvos dabar opozicinius politinius veikėjus ir kai kuriuos viešus intelektualus. Vardų pavardžių tikslingai neminėsiu, kad nieko bereikalingai čia neįžeičiau. Bet esmė yra kokia. Turi jaunuolį, tarkim, kuris visai gabus, perspektyvus atrodo, gerai mokėsi ir turi savo nuomonę. Vienas iš jų linkęs į radikalią kairę, kitas iš jų, linkęs į radikalią dešinę. Vienas marksistas atrodytų, kitas žavisi tokiom, tautiškom, nacionalistiniam, gali sakyti, radžviliškam gal idėjom. Ir abu tokie visai mieli, inteligentiški žmogiukai, su kuriais yra apie ką pakalbėti, jie apsiskaitę. Tikrai negali kažkokio taip blogo žodžio tarti. Nors aišku, aš taip familiariai labai ir nesu pažįstamas. Bet stebi jų evoliuciją. Tas, kuris kairysis, jisai blaškosi labai ir labai daug tarp skirtingų srovių tos kairiosios minties. Tai ten anarchistas, tai trockistas, tai stalinistas, tai maoistas, tai dar kažkoks. Ir galiausiai jis visą tai meta velniop ir tampa tokiu grinai konservatyviu sistemos gerbėju, prisišvartuoja prie tam tikrų kontorų ir pasidaro savo karjerėlę, kurios eigoje, aišku, tampa slava Ukrainį tokiu patriotu. Kitas, taip sakant, dešinysis kolega, jisai atrodo, toks idėjinis, romantiškas, toks netgi, taip tiki tą Lietuvą idealizuotą, maironišką. Ir, sakykime, vyksta tam tikras nusivylimas vienu jam buvusiu autoritetu. Po to jis viską meta ir ilgainiui kuo jis tampa, jis tampa tiesiog tokio eilinį liberalų, kuris irgi pritapo ir rašinėja savo socialiniuose tinkluose tokius moralizuojančio tono tekstukus, naudodamas filosofinį žargoną, kurio išmoko tikrai gan vykusiai studijų laikais. Ir irgi už vakarus, už Ukrainą, ten gint, žinai. Ir pasižiūriu, daugelį žmonių, kur atrodytų gabus ir perspektyvus, jie tiesiog tampa prisitaikėliais. Ir aš galvoju, ar tai yra tobulėjimas, ar tai yra degradacija. Nes iš tikrųjų labai didelė dalis opozicionierių, antisistemininkų, taip toliau, tai nesakau, kad visi jokių būdų, bet žymi dalis tai žmonės, kuriem arba tiesiog nepasisekė gyvenimą ir dėl to bereikalingai kaltina aplinką. Tai to, kad bandyti dirbti su savim, arba turi labai rimtų psichologinių problemų, mandagiai tariant. Ir aš imu ir palyginu su savim, žinai. Pagalvoju, mano gyvenimas koks. Mano pažiūros evoliucionavo ir keitėsi. Jeigu žiūrėt, kaip aš iš vis mąstau apie gyvenimą, apie visuomenę, apie dėl ko mes čia esam, kaip čia kas teisinga, neteisinga, kaip turi būti, tai nuo labai ankstyvo amžiaus. Nuo ankstyvos paauglystės, vėlyvos vaikystės mane tas domina.
Pas mane lūžiai tokie radikalūs buvo tik du. Vienas tai nusivylimas ir atsiribojimas, gali sakyti, nuo katalikų bažnyčios. Čia iš vis 13 metų amžiaus kažkur. 13-12, tiksliai nepasakysiu. O kitas tai mano atsiribojimas nuo nacionalizmo, nacizmo, neonacizmo, neofašizmo, bet kokių formų. Kodėl? Todėl, kad aš buvau iš tiesų tikintis krikščionis katalikas, bet kritiškai permašiau daug ką, kas susijęs su tom religiniam dogmom ir ypatingai bažnytinė organizacija. Ieškojau kažko ir kaip ir kodėl čia atskira tema išeitų už šios laidelės ribų, bet pakrypau į radikalų nacionalizmą. Mane labai užkabino žydų sąmokslo teorija, žydų masonų sąmokslo teorija ir toks, kaip pasakyti, romantizuotas požiūris į tuos radikalius nacionalistinius, nacistinius, fašistinius tarpukario judėjimus, kaip tokį radikalų, tokį romantišką maištą. Va čia mes turim tą jaukiai gyvenantį miesčionį, žinai, kuris tik nori eiti darbuką, pasiimti kredituką ir savo gyventi, žinai, ten ir pilvuką užsiauginti, tą daddy body vadinamą pasidaryti. Aš taip to nekenčiau, tokį pasišlikštėjimą visada tam jaučiau. Man atrodo, tas nacizmas, fašizmas čia kaip toks radikalus atmetimas to. Taip su griežtu tvirtu kumščiu nušluot visą tai. Ir aš suvokiau, kad tai nėra teisingas kelias. Iš esmės todėl, kad tu negali skirstyti žmonių, kad jie geri ar blogi pagal dalykus, kurių jie negali pasirinkti, ten pagal rasę, tautybę, ten ar ant galo tas visas varimas ant tų žydų. Tai visiška nesąmonė. Tai yra visiška kvailystė. Ir aš to įsitikinau viena vertus iš gyvenimiškos patirties, pabuvodamas vakaruose, užsienį, kur ten visiškas tautų ir rasių katilas ir tiesiog matai to arba žmogus arba ne. Labai nuleido ant žemės šitas. Ir kitas dalykas, tai tiesiog auga išsilavinimas ir matai, kad ta ideologija yra pseudomoksliniai kliedesiai, kad tu nepaaiškinsi istorinių procesų, rasių ten, kad kažkokia rasė, atsiprašau, vadai puola, kad rasė kažkokia aukštesnė, žemesnė, geresnė ar blogesnė. Ir perėjau būtent prie tų socialistinių, kairiųjų, komunistinių, vadink kaip nori, tų idėjų, kur daugiau kaip 10 metų ir nuosekliai laikausi to kelio. Pažiūrės, aišku, evoliucionuoja, aš bandau koreguoti, kur aš klystu, ir aš dabar greičiausiai daug kur klystu, pats to nežinodamas, bet aš ką matau, kad pas mane visgi egzistuoja tam tikra logika, tam tikras nuoseklumas, tam tikros bazinės vertybės, kurios visada man buvo šventos, kuriomis aš visada stengiausi gyventi, vardan kurių aš pasiruošęs. Arba bent jaučiu pareigą, nesigirsiu, aš jaučiu pareigą ir vidinį tokį šauksmą. Vardan jų darbuotis ir jeigu reikia ir paaukoti savo komfortą ir galimybės kokias, man tai yra svarbiau. Tai nelabai keičiasi, tai lieka stabiliai. Aš tiesiog save koreguoju. Aš matau, kad vienur padarai klaidą, kitur padarai klaidą. Ir kur yra mano artimesni draugai, kolegos, aš irgi žinau jų istorijas, irgi galėčiau panašią, kaip pasakyti, aišku, biografijos skirtingos, psichotipai žmonių skirtingi, bet panašių atvejų gali rasti daug kur, kad yra žmogus, jis susiformuoja daugmaž stabiliai, ir eina tam tikrą raudoną giją. Ir jį vystosi, jį koreguojasi. Tu gyveni, tu bręsti, ir aišku, tu durnas gimėjai, durnas mirsi, bet, duok dieve, biški mažiau durnas. Bet yra kiti žmonės, kurie, kai jie pasikeičia, jie pakeičia savo tą iškabą ar škūrą, taip sakant, nelieka jokių kaip ženklų to, kas buvo anksčiau. Jie visiškai atmeta. Tarkim, tas minėtasis kairuolis. Jis buvo prieš NATO, prieš Ameriką, ten prieš imperializmą. Dabar NATO ten pirmin gerai, Amerika ten gerai.
Irako karas pagal jį teisingas buvo. Tiesiog žemiau plintuso, supranti. Ir aš nemanau, kad tai yra tiesiog žmogaus evoliucija. Aš manau, kad tai yra, aš tai pavadinau savo galvoje savikastracija. Kodėl? Savikorekcija. Tai, ką aš darau ir panašus į mane daro, manau, yra savikorekcija. Tu gyveni, įgyji patirtį, įgyji žinias, save kritikuoji, tai yra save bandai pažinti, identifikuoti, ką darai taip, ką darai ne taip, ką mąstai taip, ką ne taip. Ir bent kažkiek priartėti prie tos tiesos. Sakau priartėti, nes iki galo vargu ar tu ten pasieksi, bet tu sieksi, kaip galėdamas. O savikastracija yra, kai tu dėl trupinio aukso gardaus valgio šaukšto, kaip Kudirka rašė, tu atsisakai savęs ir tu pasirenki tą patogų kelią. Bet, tu nusipjauni, taip sakant, savo organus. Perkeltinė tokia dvasinė, metafizinė prasme. Bet man kyla toks klausimas, į kurį aš neturiu atvirai tariant atsakymą. Tai, jeigu žmogus sutiko savanoriškai išsikastruoti, tai perkeltinė prasme, ar ten iš tikrųjų buvo ką kastruoti, gal ten net tie jo dvasiniai organai nedasivystė. Gal jis realiai bestubūris kažkoks skystalas, moralinis degeneratas, visiškai stokojantis tokio kaip polėkio, aistros, ugnies vidinės ir jis nepasirengęs kovoti už nieką. Tai jeigu nebuvai, tai gal tiesiog atsiskleidė tai, kas visada buvo ir tiesiog reikėjo situacijos tam. Gal iš tikrųjų žmonės save prarado. Tai, žodžiu, čia tiesiog mano toks pamąstymas. Aš nežinau. Tiesiog užeina tokia melancholija ir liūdesys kartais, kai pagalvoju, kiek žmonių, kurie galėtų pagal savo intelektualinius gebėjimus, savo dalykinės kompetencijas, profesinės, galėtų susijungti kartu ir kurti bendrą projektą, bendrą reikalą, pasipriešinti šitai sistemai, kurti kažką kitokio, iš apačios. Bet nekaulinti jokių pinigų, neprašant ten, reiškia, kad ateitų kažkoks gelbėtojas padaryti, ten patekti į Seimą, ten tarp Seimo nario patarėjų, ten dar kažko. O tiesiog, mum atrodo, kad yra taip ir taip, mūsų pažiūros, tokios, mes susirenkam, hebra, ir darom, davai, vyrai darom, vyrai, mergos, darom kartu, ne? Bet ne. Ir tie, kurie neparsiduoda, dalis jų tiesiog degraduoja, išprotėja, toj vienatvėj, visiškoj vienatvėj. Geria ten, kompiuteriais ten žaidžia, sėdi užsidarę savo, arba bando pabėgti nuo realybės, ten dvasinės sektos, visokias nesąmonės. Ir čia noriu pabaigti tokiu pozityviu pamąstymu. Aš atsimenu kažkokiai laidoje Marius Jonaitis išreiškia tokią mintį, kad yra gerai ir yra pageidautina, kad atsirastų kuo daugiau marginalų mūsų visuomenėje. Marginalų tai yra paribio ar užribio netgi žmonių. Ir šiuo klausimu, aš daug kur galėčiau Marių Jonaitį sukritikuoti, bet šiuo klausimu aš 100% palaikau jį. Absoliučiai. Marius Jonaitis pataikė pirštų į akį. Bet dabar biškelį tai konkretizuosiu. Aš pasižiūriu savo kelią ir kai kurių mane panašių kelią. Aš pasirinkau marginalą, atskalūną, sakykime, kelią. Jis gal ne visada yra pats maloniausias, ne pats lengviausias, bet sąžinė švari, miegot gali ramiai ir ant pasaulio per daug nepyksti, nes žinai, kad pasirinkai tu pats. Bet aš suvokiu ką? Kad tai yra dėl to, kad man ir mano bičiuliam idėja yra svarbiau negu karjera, ten profesija, ten pinigai, ten ar šeimą ten sukurti ir panašiai. Aš nesakau, kad tų dalykų nereikia. Čia tiesiog apie tai, kas tau svarbiau. Ir aš pagalvoju, jeigu
Čia būtų bobutė su ratais, būtų autobusas, kaip mano gimtam Panevėžy sakoma. Bet jeigu susidarytų kritinė masė žmonių, kuriem tai būtų brangiau, vat kaip Adomo Mickevičiaus vat, prasideda ponas Tadas. Tėvynė Lietuva, brangesnė už sveikatą. Vat brangesnė už sveikatą. Nu, už pinigus, už karjeras ir visa kita. Tai vat jeigu tokių žmonių kritinė masė susidaro, tai jie ryštasi marginalo ar atskalūno dėlį. Tai mūsų atsirastų tiek daug, kad mes realiai galėtumėm bendradarbiaudami kartu sukurti ir organizaciją, sukurti verslus, sukurti, kaip pasakyti, kad pinigai būtų įplaukos tam tikros, būtų su kuo bendraut, būtų ir kam tas antras pusės, reiškia, susirast, būtų bendravimas, būtų erdvė kažkokia, kur įmanoma tų žmonių savirealizacija, neišduodant savęs, neišduodant savo įsitikinimų. Nes kas čia per savirealizaciją ar sėkmė karjerą, jeigu tai pasiekiama visiškai, kaip sakiau, save išsikastruojant. Tai tu pardavėjai savo sielą šėtonui, skaityk. Tu pardavėjai savo sielą. Aš nemanau, kad tai daryti yra verta. Tai aš apie šitą kalbėjau, kodėl? Todėl, kad, aš turiu tokią utopišką, naivę viltį, bet visgi viltį, kad gal tarp čia žiūrinčių, bus, kažkoks atsilupėlis toks, keistuolis kaip aš, kuriam, surezonuos, tai. Ir kuris irgi, panašiai galvoja, panašiai jaučia, žinai, nebūtinai, kad 1:1 ten visas pažiūrės, taip ir neturi būti. Ir gal išeis į kontaktą tiesiog. Ir gal galėsim kažkame tai pasidarbuot, kaip sakoma, vardan tos Lietuvos. Tai savikoreguokitės, nesavikastruokitės. Toks būtų pamokslas šiandienas. Tai ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartų. Sėkmės.